Nustok pirkti naujas detales. Tavo dviratis nėra problema. Problema esi tu. Ir aš lažinuosi, kad tu darai vieną iš šių klaidų, kurios tave stabdo nuo tapimo geresniu raideriu. Šiandien pamiršk fitnesą, pamiršk kardio ir minimo kančią į kalną. Šiandien kalbam tik apie tai, kas veža. Lėkimą žemyn, orą, greitį ir tą saldų flow jausmą. Tai ne apie tai, kaip teisingai laikyti alkūnes ar kokį padangų slėgį rinktis. Tam yra pilna kitų video. Mes lendam giliau. Pagaliau išjudins tavo progresą iš mirties taško. Nesvarbu, ar tu ant lengvo karboninio dviračio, ar ant sunkaus elektrinio MTB. Klaidos, kurias darai, yra identiškos. Pradėkim nuo didžiausio melo, kurį mes dviratininkai savo sakom. Mes manom, kad progresą galima nusipirkti. O jei tik turėčiau tą naują kašimos amortizatorių, tai tikrai pervažiuočiau tą akmenų sekciją, arba mano stabdžiai per silpni. Todėl aš bijau lėkti greičiau. Briedas? Visiškai briedas. Jei tavo progresas stovi vietoje, pirmas dalykas, kurį turi padaryti, nustok scrollint skelbimus ir pradėk žiūrėti save. Dviratis ypač šiais laikais yra daug geresnis už mus. Net vidutinės klasės dviratis gali atlaikyti tokius dalykus, apie kuriuos net nesapnuojam. Stabdis tavo galvoje, ne ant vairo. Antra priežastis, kodėl nebetobulėjai. Pagalvok apie paskutinius 10 savo pasivažinėjimų. Kiek iš jų buvo toje pačioje trasoje? Kiek kartų važiavai tą pačią liniją? Mes esame įpročio vergai. Išmokstam vieną trasą, išmokstam, kur yra duobė, kur yra šaknis ir pradedam važiuoti autopilotu. Smegenys išsijungia, nebeanalizuoji trasos, tiesiog važiuoji. Tai gerai fitnesui, tai gerai galvą pravedint, bet tai yra galas įgūdžiams. Jei nori progreso, turi jaustis nepatogiai. Kai važiuoji tą pačią trasą, tampi tos trasos ekspertų, bet ne geresniu dviratininku. Geras dviratininkas yra tas, kuris gali atvažiuoti į visiškai nepažįstamą vietą ir greitai priimti sprendimus. Tai ką daryti? Nebūtina važiuoti pasaulio kitą galą. Tiesiog pakeisk požiūrį. Sustok prie tos pačios atkarpos, kuri tave visada gąsdina. Prie to šuolio, kurį visada važiuoji, kol jo neįveiksi. Arba bent jau kol nepabandėjai. Tai nėra visada smagu, tai vargina. Tenka stumtis dviratį į kalną vėl ir vėl ir vėl. Bet būtent tos 15 minučių ant vieno posūkio duos daugiau naudos nei 2 valandos minimo miške. Toliau pagrindai, kuriuos visi pamirštam. Didžiausia klaida, kodėl tavo progresas stovi vietoje, leidžiantis žemyn, nes esi pasyvus. Ką tai reiškia? Dauguma jūsų leidžiate dviračių jūs daužyti. Jūs laukiate, kol trasa pasibaigs. Geras raideris niekada nelaukia. Jis atakuoja. Nesvarbu, kokį dviratį turi. Jei turi paprastą MTB ar tą patį gravelį, jis lengvas iššokinėja, jei nesi aktyvus, kiekvienas šaknis numuš greitį. Jei turi elektrinį MTB, kuris yra sunkus, įlėksi į posūkį, inercijos bus daug, tave išneš į krūmus. Šoksi per šuolį, dviratis tave temps žemyn. Norint progreso, tu turi pakeisti savo mąstymą. Tu esi bosas. Tai reiškia, kiekvieną duobę, kiekvieną kalnelį tu turi išnaudoti greičiui gauti. Neminti pedalus, o dirbti kūnu. Rankos ir kojos yra geriausia pakaba. Kai matai duobutę, leisk dviračiui įkristi, ištiesiant rankas. Kai matai kalnelį, spausk į kojoms. Jei po nusileidimo tavo kojos ir nugara nedega, reiškias tiesiog riedėjai. O riedėjimas nėra važiavimas. Progresas prasideda tada, kai pradedi generuoti greitį vien tik dirbdamas su trasos reljefu. Pabandyk nuvažiuoti savo mėgstamą trasą be grandinės arba tiesiog nemindamas. Pamatysi, koks iš tikrųjų esi pasyvus. Ir varom toliau. Kodėl visada pataikai į tą patį akmenį, kurio labiausiai bijai? Yra toks dalykas kaip taikinio fiksacija. Tavo smegenys veikia paprastai. Kur žiūri, ten ir važiuoji. Problema, kad 90% mėgėjų žiūri į savo priekinį ratą. Žiūri į tą šaknį, kuri už metro, žiūri į tą duobę, į kurią bijo įkristi. Ir spėk ką, tu ją įkrenti. Kiekvieną kartą, kai važiuoji dideliu greičiu, ypač su sunkiu elektriniu dviračiu, viskas vyksta žaibiškai. Jei žiūri tik 2 metrus į priekį, tavo smegenis nespėja apdoroti informacijos. Visada vėluoji, stabdai per vėlai, suki per vėlai, prarandi greitį. Viskas lyg ir logiška. Progresas reikalauja žiūrėti ten, kur nori būti, o ne ten, kur esi dabar. Tai skamba banaliai, bet pabandyk tai padaryti realybėje. Kai baisu, kai lėki dideliu greičiu, link stataus nusileidimo, dropo, instinktas rėkia, žiūrėk po ratais, bet turi priversti save žiūrėti nusileidimą, tai yra landingą. Kai važiuoji posūkyje, bermi, nežiūrėk į posūkio vidurį, žiūrėk į išvažiavimą. Tavo galva turi būti pasukta taip stipriai, kad smakras beveik liestų petį. Kito važiavimo metu, kai jau bus galimybė važiuoti, aišku, pabandyk šitą patarimą. Sąmoningai nuskaityk trasą 10-15 metrų į priekį, ignoruok tai, kas yra po tavo ratais. Tavo dviratis, ypač jeigu tai
geras full suspension, susitvarkys tikrai su tuo, kas yra po ratais. Tavo darbas planuoti ateitį. Čia kaip šaškės. Tik kiam kilometrų greičių. Dabar pakalbėkime apie šuolius. Aš žinau, kad visi nori skraidyti. Visi nori tų gražių vipų, nuotraukų Instagramui, Reels. Bet čia MTB kiša šiek tiek koją, jei neturi technikos. Su paprastu dviračiu, kuris sveria 13-14 kg, tu gali būti šiek tiek tingus. Gali tiesiog patraukti vairą ir jis pakils. Su e-baiku šitas nepais. Didžiausia klaida, kuris stabdo tavo šuolių progresą, blogas preloadas. Suspaudimas. Kad sunkus e-baikas pakiltų į orą, tu turi jį agresyviai spausti prieš išmetimą. Turi su visu svoriu suspausti amortizatorius, kad jie tave iššautų. Jei tu tiesiog važiuoji į kikerį ir tikėsi, kad tave išmes, tai taip nebus. Tokiu būdu tampi vadinamo dead sailor, negyvų jūreivių. Sustingsti ore, priekis sminga žemyn ir realiai tiesiai į ligoninę. MTB ore yra labai stabilus, bet jį sunku koreguoti, kai jau esi ore. Todėl visas darbas turi būti padarytas ant žemės. Prieš pat atsiplėšiant. Jei tavo šuoliai atrodo baisiai, jei visada leidęs ant priekinio rato, tu nesuspaudi pakabos. Tiesiog riedi per išmetimą. Išmok užkrauti dviratį, tai reikalauja jėgos. Po gero šokinėjimo sesijos tavo kojos ir rankos turi būti pavargusios. Jei nesi pavargęs, tu nedirbi arba neturi darbo. Trumpam sustokim ties geležim. Aš sakiau, kad ne detalėse esmė, bet nustatymai yra viskas. Matau daug žmonių su 5000 eurų dviračiais, kur padangos pripūstos 5 barai slėgio. O amortizatoriai sureguliuoti bet kaip. Ypač reboundas, atšokimas. Jei bandai tobulėti greitose nusileidimuose, o tavo galinio amortizatorių nustatymai yra per lėti, slow rebound reiškia turi problemą. Kas atsitinka? Amortizatorius nespėja atšokti, dviratis sugeria visą energiją. Iš kitos pusės, jei reboundas per greitas, dviratis tave spardys. Kiekvienas akmuo mes galą į viršų ir bus tas bičas, kuris skrenda per vairą. Dauguma nusiperka brangius dviračius ir niekada nepasuka tų raudonų ar mėlynų ratukų. Štai tau užduotis. Skirk 20 minučių, susireguliuok segą, nusileisk padangų slėgį iki normalaus lygio. Jei nežinai, kaip tai padaryti, yra tikrai pilnas YouTube'as, arba tiesiog parašyk man, padėsiu. Bet žinot, kas dar yra pati didžiausia problema? Tai ne amortizatoriai, tai ne svoris. Tai baimė atrodyti kvailai ir baimė nukrist. Mes visi norim atrodyti kietai. Niekas nenori voliotis purve, kai draugai žiūri, todėl mes renkame saugų kelią. Mes stabdom anksčiau, nešokam, bet paklausyk manęs dabar labai atidžiai. Nėra progreso be klaidų. Jei niekada nekrenti, arba bent jau nebūni arti to, reiškia nespaudi savęs pakankamai. Aš nesakau, kad dabar turi krešinti medį kmh greičiu, ne. Aš kalbu apie kontroliuojamą riziką. Progresas dažniausiai sustoja, nes bijai išeiti iš savo komforto zonos. Pasieki lygį, kur tau patogu ir ten lieki. Baimė yra didžiausias progreso žudikas, kuris verčia griebti stabdžius pačiu blogiausiu momentu. Važiuoji pačią stačiausią akmenuotą sekciją, greitis geras, dviratis stabilus, staiga smegenis sako, ojojojojoj, per greitai. Už priekinio stabdžio, kas nutinka? Dviratis panyra į priekį, amortizatorius susispaudžia ir nustoja dirbti. Ir menkiausias akmenukas verčia mus per vairą. Bet paradoksas yra toks, dažnai greitis yra iš tikrųjų tavo draugas. Didesnis greitis, aišku, proto ribose, padeda perskristi per duobes, o ne įkristi į jas. Taip pat didesnis greitis padeda pjauti posūkius, bet kaip nugalėti tą baimę? Negali tiesiog nustoti bijoti. Turi pripratinti smegenis. Jei atvažiuoji į mišką ir tiesiog pravažiuoji trasą nuo viršaus iki apačios, taip netobulėjai. Tiesiog važinėjai. Progresas vyksta tada, kai sustoji prie to baisaus posūkio ar to šuolio, kurio nekenti. Nulipi nuo dviračio, apžiūri tą vietą, pasižiūri, kuri geriausia linija ir tada bandai tą vietą 5, 10, 15 kartų. Pirmą kartą, aišku, yra baisu, 5 kartą jau normaliau, 10 kartą pradedi žaisti su dviračiu toje vietoje. Va čia vyksta tas būtent lūžis. Perprogramuoji save, savo smegenis iš pavojaus į įveikiamą. Niekas netapo geresniu raideriu tiesiog mindamas kilometrus. Visi, kurie važiuoja gerai, yra praleidę valandas stumdydami dviratį tą patį kalniuką, kad peršoktų tą patį 3 metrų šuoliuką, kol jis taps visiškai lengvai įveikiamas ir tobulas.
Dar vienas dalykas, kuris žudo progresą, tai važinėjimas su lėtesniais už save arba važinėjimas vienam. Aš suprantu, smagu su draugeliais parūkyti miške ir lėtai parėdėti. Bet jei nori būti tikrai greitas, turi važiuoti su tais, kurie tave gazdina. Turi matyti, kaip kažkas kitas įlėkia į posūkį greičiu, kuris tau atrodo net neįmanomas. Tavo smegenims reikia įrodymo, kad tai yra įmanoma. Kai matai draugą, kuris su tokiu pat dviračiu tą pačią sekciją pravažiuoja dvigubai greičiau, tavo ego tikrai gauna smūgį. Tokiu būdu tavo suvokimas plečiasi. Jei jis gali, kodėl aš negaliu? Nebūk geriausias raideris savo grupėje. Jei esi geriausias, keisk grupę. Arba bent jau kartais nuvažiuok su tais bepročiais, kurie verčia tave jaustis nepatogiai. Bet žinot, kas iš tikrųjų skiria tuos, kurie tobulėja nuo tų, kurie stovi vietoje? Tai ne dviratis, tai ne draugai, tai kantrybė tą patį dalyką daryti vėl ir vėl ir vėl. Jei jauti, kad tavo didžiausia problema visgi yra baimė šuoliuose arba nežinai kaip pradėti, pažiūrėk šitą video. Ten parodžiau viską nuo A iki Z. Tai tiek šaikelė. Progresas nėra tiesi linija. Bus dienų, kai jausies tragiškai, bus dienų, kai krisi, tai yra žaidimo dalis. Svarbiausia, neieškok pasiteisinimų technikoje, o ieškok tobulėjimo savyje. Ačiū, kad buvai kartu ir iki kitų kartų. Davai.